Sveiki visi. Šiais metais turbūt nuo turų yra mūsų pirma laida, 15 laida. Šiandien su manim Gediminas Mažeika. Sveiki. Praėjo nemažai rungtynių. Iš tikro startavom palyginus su praeitais metais gan neblogai. Iš 25 rungtynių turėjome gal tokias vienas paraudonavusias, kur mes galvojom, kad buvo teisėjų klaida. Tai buvo pirmas turas. Ir paskutinis turas, kurį mes matėme, tai buvo 6. turas. Pasipylė teisėjų klaidas, kurias mes norėtume šiandieną apžvelgti. Labai įdomią temą šiandien paliesime, tai yra simuliacija, kuri man labai artima širdžiai, kadangi tokia vis daugiau ir daugiau norisi tų tokių sprendimų, kur būtų simuliacija. Bet kartais aikštėje nebūtinai būna simuliacija, kartais mes padarome ir ne visiškai teisingus sprendimus. Taip, pradėsime biškį iš toliau, iš kelių situacijų, kurios įvyko prieš tai turuose ir kur mes džiaugiamės teisėjų sprendimais. Tai viena iš tokių situacijų, kuri buvo įvykusi rungtynėse Dainava su Vilniaus Žalgiriu, kur teisėjai rungtynių pradžioj nubaudė Žalgirio komandos puolėją geltoną kortelę už simuliaciją ir taip mūsų teisėjų akimis įžvalgai pavyzdinis momentas, kurį mes paskui rodėme net kitiems teisėjams, kaip tai turi būti traktuojama. Taip, ir ne pats lengviausias momentas iš tikro, kadangi vis tiek kontaktas šioks toks yra, bet tai labai svarbus momentas, man atrodo, interpretuojant taisyklės, tai yra kas inicijuoja kontaktą, kadangi simuliacijos apibrėžime, jeigu paskaitytume, tai yra ne vien tik tai, kai bando teisėją apgauti žaidėjas, kuomet nėra visiškai kontakto, net jeigu yra minimalus kontaktas arba kontaktą, kurį inicijuoja puolėjas, tai vadinama simuliacija. Ir šitame momente, apie kurį tu pasakoji, Dainava Žalgiris, būtent taip ir įvyksta. Kontakto ieško pats puolėjas. Dar viena situacija iš kitų turų, tai rungtynės buvo Riteriai su Panevėžiu ir ten irgi matėme pavyzdinę turbūt geltoną kortelę už simuliaciją. Jūs dabar matote šitą momentą savo ekranuose. Ta, ką Gediminas prieš tai paminėjo, tai būtent šitam klipe mes matome, kaip daugiau iš puolėjo yra inicijuojamas kontaktas su vartininku ir to pačiu matome vartininko veiksme, kad jisai jausdamas, kad vėluoja kamuolį, bando išvengti to kontakto ir traukia rankas. Čia sakyčiau toksai klasikinis momentas, kadangi labai dažnai žaidėjai tokį argumentą meta, kad jie sako, ar buvo tikslas kristi. Ir šitame epizode tikrai yra tikslas kristi, kadangi žaidėjas jau išeina su kamuoliu iš baudos aikštelės ir jam žymiai yra naudingiau turėti baudinį. Maksimaliai išspausti iš šitos situacijos. Taip. Bet klasika čia ir teisingas sprendimas. Ir pereisim prie mūsų paskutinio turo, kuris įvyko praeitą savaitgalį, šeštadienį. Ir tikrai ne viena situacija ir internetinėse platybėse, ir žiniasklaidoje turėjo diskusiją ir pabandysime jas apžvelgti. Ir pirmą situaciją, prie kurios mes pereinam, tai Kauno Žalgirio rungtynės su Marijampolės Sūduva. Vėl matome ekranuose, teisėjas rodo kortelę už simuliaciją. Tai šitą momente, man atrodo, kertinis žodis yra greitis. Kartais, jeigu tokio kontakto, koks yra šitą momentą, mes matom, kad tai nėra tikrai didelis kontaktas, bet jeigu mes turime greitį, tai mes turime vertinti visiškai kitaip situaciją. Taip, tas timtelėjimas už peties, tai jisai nieko nereiškia, bet tuomet yra kontaktas tarp kelio ir kojos, o tokiame greityje, kokį buvo įgavęs Sūduvos žaidėjas, to pilnai pakanka. Ir dar, kad jau užviršuoti ant viso, tai dar ir užkrenta ant pačio galo žaidėjas ant puolėjo. Tai šitoje situacijoje mes turėtume turbūt pripažinti klaidą. Jeigu žvelgiant iš teisėjo akimis, kas gal klaidino patį teisėją rungtynių metu, tas būtent nežymus kontaktai pradžioj ir Marijampolės žaidėjo bandymas dar bėgti ir paskui tik tai kristi, tai teisėjui turbūt atrodė, kad jisai bando simuliuoti. Bet iš tikrųjų, ką Gediminas paminėjo, tai labai svarbu. Pirmiausia, tai buvo greitis ir Marijampolės žaidėjas išsikovojo poziciją jau ant greičio, turėdamas pranašumą prieš Kauno Žalgirio gynėją. Jisai yra priekį.
ir paskui tie minimalūs kontaktai jų užtenka, kad neišlaikyti lygsvaros arba prarasti bėgimą, bet čia matome akivaizdžiai, kad kamuolio kontrolė yra pas Marijampolės žaidėją, kamuolio kontrolė tolimesnė yra numatoma, tai su tokiu greičiu išėjimas 1-1 ir mes čia turime pripažinti, kad tai yra paskutintos vilties pražanga ir mes norėtume šitoje situacijoje, kad būtų parodyta raudona kortelė. Paskutinės vilties pražanga ir dar kartą, tai yra greitis. Jeigu nebūtų greičio, jeigu būtų statinė situacija, ko gero mes nekalbėtume apie pražangą. Sakytume, kad futbolas kontaktinis sportas ir tai yra leistini kontaktai. Dar vienos rungtynės, kuriuose įvyko irgi įdomi situacija, tai Gargždų Banga ir Vilniaus Riteriai. Matote šitą situaciją savo ekranuose dabar ir dabar tik tai pamatome, kuomet į situaciją atbėga teisėjas. Tai čia jau viena problema. Turėtume turbūt pradėti kalbėti nuo to, kad atkreiptume dėmesį tą tokią pradinę poziciją teisėjo, mes jo net nematome ekrane. Ir kada įvyksta atsikirtimas, teisėjas jau rūksta iš paskos ir jis tikrai galim sakyti, kad pilnai situacijos negalėjo vertinti iš tos pozicijos, kur jisai buvo. Bet turbūt didžiausias blogis, kas įvyko šitose rungtynėse mes turėjome VAR technologijas, kur teisėjai sėdėjo šitam kambarį ir matė šitą situaciją iš kamerų su pakartojimais. Nieko. Važiuojam. Palauk, atgal. Jeigu kas stabdyk gerai. Yra stumimas, bet toks ir muša to. Biškį atgal. Ir jūs girdite komunikaciją, kokia buvo tarp teisėjų. Jinai irgi buvo negeriausia, galime pasakyti, kad iš teisėjo žinutės varo teisėjam nieko. Čia varo teisėjai galbūt pagalvoja, kad jisai vertina šitą situaciją ir jam neužtenka šito stumimo pražangai. Dėl to gal taip paviršutiniškai būdami čia ir pasižiūrėjo šitą situaciją. Bet vėl mes kalbame apie greitį. Mes kalbėjome apie greitį, kai kalbėjome apie simuliaciją ir vėl mes turime greitį, kadangi jeigu tai būtų stumimas statinėje padėtyje, kuomet kovojama dėl kamuolio, tai mes tikrai vėl sakytumėm, kad tai yra leistinas kontaktas. Taip, tai yra stumtelėjimas į nugarą, bet tai yra toksai, kur tavęs nepargriaus, jeigu tu nenorėsi nugriūti. Jeigu tu nenorėsi nukristi, teisingai. Bet čia yra greitis ir tas mažas stumtelėjimas mes matom, kad žaidėja išmuša iš jo balanso ir jau tas smūgis jisai gaunasi toksai visiškai nevykęs dėl to, kad jisai praranda savo pusiausvyrą. Bet iš teisėjo akimis vertinant šitą, bet tas prasmūgiavimas turbūt dar nutolino teisėjo nuo pražangos, nes ale žaidėjas turėjo galimybę pramušti, bet mes skaitome, kad tai tiesiog jau gavosi pramušti taip, kaip jam gavosi. Ir tas stumimas į nugarą tikrai turėjo įtakos tam pramušimui, dėl to irgi turime pripažinti klaidą šitoje situacijoje ir mūsų verdiktas, kad tai yra raudona kortelė už paskutintos vilties pražangą. Pereinam prie dar nuskambėjusių kitų rungtynių, tai kurios įvyko Šiauliuose, kur buvo paskirti 2 11 metrų baudiniai ir toksai antras įvartis Šiaulių, kuris irgi sukėlė diskusijos ir mes rodome, tada pradėsime nuo pradžių. Pirmas 11 metrų baudinys, kuris buvo paskirtas už žaidimą ranka. Ir čia turbūt reikia pripažinti, kad mūsų tarpe irgi gavosi diskusija. Ar tai yra žaidimas ranka, ar tai yra natūrali ranka, kuri neturėtų būti baudžiama 11 metrų baudiniu, bet iš to vaizdo, ką mes turime ir tą, ką mes vertiname, tikrai turbūt būtent šiuo atveju ir vaizdą, kurį mes matome, teisėjas matė geresnį vaizdą. Man tik tai iš karto gal sakyčiau, dėl ko man tai yra daugiau ranka, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad kamuolys eina iš toli, turbūt daugiau negu 30 metrų atskrenda į baudos aikštelę. Kamuolys nėra greitas, kamuolys atšoka dar keli metrai iki žaidėjo. Pažaidėjai yra pilnai laiko susifokusuoti į kamuolį, pasiruošti jį priimti, žaisti vienokiu ar kitokiu būdu, bet galiausiai kamuolys suranda ranką ir žaidėjas žaidžia su ranka. Taip, tai vienas iš kriterijų, kuomet mes traktuojame, ar tai ranka ar ne. Jeigu mes turėtumėm lygiai tokią pačią situaciją, bet kamuolys skristų iš 2 metrų, mes tada sakytumėm, kad tai nėra ranka, kadangi tai žaidėjas neturi galimybės išvengti to kamuolio. Taip. Bet kaip tu minėjai,
kamuolys atskrieja 30 metrų, jisai nėra greitas, žaidėjų niekas netrukdo aplinkai nei vieno varžovo, tai jisai pilnai gali patraukti tą ranką. Ir man atrodo, jo mąstymas yra tai, kad už jo stovi puolėjas, kuris gali šią ataką užaštrinti. Dėl to jisai palieka tą ranką. Tai šiuo atveju mes palaikome teisėjo sprendimą ir manome, kad tas 11 metrų baudinys pirmas šitose rungtynėse buvo skirtas teisingai. Tada pereiname į antrą situaciją šių rungtynių, kur buvo dar vienas 11 metrų baudinys. Džokičius, ar bus perdavimas? Ir čia reikia pasakyti, kad vėl mes turime skirtingą kampą su teisėjų aikštėje ir tą, ką mes matome iš kameros. Ir turbūt mūsų kampas yra dėkingesnis, kad įvertinti šitą situaciją. Ir čia reikėtų pripažinti, kad Šiaulių žaidėjas, puolėjas šiuo atveju išspaudė iš šitos situacijos maksimum ir mes manome, kad jam pavyko apgauti aikštės teisėją, nes peržiūrėjus šitą klipą pagal laikas stabdant ir vertinant situaciją mes neižvelgiam čia pražangos ir mes manome, kad būtent Žalgirio žaidėjas pirmas sužaidė į kamuolį, ką matome pagal kamuolio trajektoriją ir kad Šiaulių žaidėjas suvaidino šitą pražangą. Ten jeigu ir buvo kontaktas, tai jisai buvo minimalus ir mes vėl galime grįžti prie greičio. Greičio nėra, praktiškai vos ne žingsniu einama į šitą dvikovą ir tokiame greityje, net jeigu ir yra ten tas kontaktas, o jo ko gero nelabai ir yra tenais, tai nėra tai, už ką būtų galima skirti baudinį. Kitas momentas yra, jeigu pasižiūrėtumėm, kaip tu sakai, mumis apgavo teisėją žaidėjas, jeigu pasižiūrim, kaip jisai krenta, kokia yra jo reakcija, atrodo taip, lyg tai būtų labai intensyvus veiksmas prieš jį, o ten praktiškai viskas vyksta statikoje. Aš irgi pritariu ir tą liniją, kurią mes bandome laikyti arba norėtume, kad teisėjai laikytų, jeigu ir buvo minimalus kontaktas, tai yra soft mes vadiname savo rate, kad tokių 11 metrų baudinių mes nenorime ir norėtume išvengti. Ir tokia kaip pagoda iš mūsų pusės, kad šitas 11 metrų baudinys buvo nerealizuotas prie rezultato 1-0. Šitose rungtynėse įvyko dar viena situacija, kur mes galime tik tai vertinti iš screenshoto vadinamo, iš nuotraukytės. Ir šiuo atveju turbūt tos nuotraukytės yra ne į mūsų naudą. Nors pirmas asistentas šitose rungtynėse buvo vienas turbūt labiausiai patyrusių asistentų Lietuvoje, turintis didžiulę patirtį. Ir taip kaip iš televizijos transliacijos matosi, kad buvo nepakelta nuošalė ir ten kitur skamba, kad ten vos ne 1 metras akivaizdu. Iš tikrųjų taip nėra. Reikia atkreipti dėmesį į Žalgirio tolimą žaidėją. Pagal iš teisėjų pusės mes žinome, kad po rungtynių net nematęs medžiagos, jis iš karto sakė inspektoriui, kad aš vertinau liniją su paskutinto Žalgirio gynėju. Mes neturime įrodymų ar geresnės vaizdo kameros, kad apie šitą momentą padiskutuoti plačiau, bet iš mūsų pusės turbūt pasakytume, jeigu jinai ir buvo, jinai buvo minimali. Arba vienoj linijai. Aš norėčiau šitoje vietoje atkreipti dėmesį į tai, kad aš labai dažnai, kaip tu minėjai, internetinėse platybėse, tai yra socialinėje erdvėje, aš labai dažnai girdžiu, kai kalbama apie nuošalę, kaip yra 1 ar 2 metrai. Tikrai šitie asistentai, Lietuvoje asistentai, visam pasaulyje asistentai, jie tokių nuošalių neišleidžia. Jie gali išleisti keletą centimetrų, dažniausiai jeigu jie dvejoja, jie leidžia puolėjo naudai. Ir kas kitas momentas yra labai svarbu, tai yra nufilmavimo kampas. Ir tai, ką mes čia turime, mes neturime visiškai už asistento kameros. Ir tas kameros kampas netgi pusmetris ar metras į vieną ar į kitą pusę iš karto išlaužia. Ir kol mes neturėsime linijų, aš, būdamas inspektoriumi ir vertindamas asistento darbą, niekada negalėčiau pasakyti, kad tai yra 100% klaida. Taip, tai iš nuotraukos tai atrodo greičiau kaip
klaida, bet... Jūs savo ekranuose turbūt matote dvi nuotraukas iš skirtingų kamerų. Viena tai iš Veo kameros, kuris stovėjo per vidurį, o kita yra iš televizijos transliacijos. Ir jau net iš šitų kamerų jos buvo netoli vienas kitos, mes matome skirtingą vaizdą. Jeigu iš vienos atrodo, kad tai yra labai labai akivaizdu, tai pasižiūrėjęs jau kitą ir vertinus tą tolimą žaidėją, jinai jau nėra taip. Ir kaip Gediminas pasakė, turbūt jeigu mes turėtume dar kamerą už pirmo asistento, mes gal kalbėtume dar kitaip. Bet šiuo atveju taip, žiūrint ir mums, iš šito vaizdo, turbūt mes turėtume pasakyti, galbūt daugiau yra nuošalės negu ne. Bet visą laiką reikalaujam, jeigu asistentai abejoja, kad leistų žaisti. Bet tikrai šiuo atveju jinai nėra ten metras išlindęs. Tai tokia pilkoji zona iš mūsų pusės, kas liečia vertinimo antro įvarčio. Tai tiek turbūt šiam kartui, tos įdomiausius momentus, skambiausius mes aptarėm ir tikiuosi, kad daugeliui tapo aiškiau. Taip, mes, man atrodo, sužaidėme, jeigu taip šnekant žaidėjų terminai, sužaidėme ne patį geriausią turą, bet aš tikiu, kad kaip ir žaidėjai po kiekvienų prastesnių rungtynių visą laiką nori atsitiesti ir kitose rungtynėse parodyti tai, ką gali. Ir aš tikrai tikiu, kad mūsų teisėjai gali žymiai geriau ir net neabejoju, kad jie su teisėjaus ateinančius turus žymiai geriau. To jiems ir palinkėsiu. Tai tiek šiam kartui. Ačiū. Ačiū.